Garbė Jėzui Kristui. Visai neblogai. Bravo. Kaip nuotaika? Ar pavalgėt, vaikai, šiek tiek? Batai nespaudžia? Aš irgi užsidėjau batus, galvojau, kad lis. Bet jeigu su batais ateini žmogus, solidžiau jautiesi, taigi su batais stoviu. Žvejo batuose toks krikščionio pašaukimas, toks mūsų didis pakvietimas gyventi nepaprastą gyvenimą, kurį mums padovanojo Dievas. Šiandien kalbėsim apie dalykus, kurie nėra dalykai. Įsivaizduokit, yra toks priežodis labai įdomus. Svarbiausi gyvenime dalykai nėra dalykai. Meilė, tikėjimas, ištvermė, ramybė, drąsa, tvirtumas. Tai ne pinigai, bet vertybės, kurias galima prasinešti pro mirties vartus net į dangaus karalystę. Jėzaus mokymas apie dangų buvo viena iš svarbiausiųjų temų – dangaus karalystė. Noriu jums paskaityti vieną Mato Evangelijos skirsnelį, kuris taip sako: Su dangaus karalystė yra kaip su dirvoje paslėptų lobių. Atradęs jį, žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl, su dangaus karalystė yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Taigi, brangieji, šiandien apie perlus, apie lobį, kurį kiekvienas iš mūsų esam įgyję, nes mums Dievas padovanojo gyvenimą. Kažkada vaikų paklausiau, sakau, vaikai, ar pastebėjot, kad gyvenat? Tai jie taip man rimtai pasakė, taip pastebėjau. Tai yra pati didžiausia dovana, kokią mes turim. Įsivaizduokit, kur mes buvom prieš 20 metų, 30, mūsų nebuvo. Aš jau buvau. Jeigu kas klaustų. Ir vis dėlto mūsų Dievas pašaukė su žodžiu būk, gyvenk, patirk ir atrask. Kokie svarbiausi atradimai turi žmogaus gyvenime būti? Atradimas numeris 1 yra supratimas, kad aš esu mylimas, mylima. Ar jums teko kada nors tai patirti, ponai? Sveiki atvykę į dangaus karalystės pradžią, nes čia ji prasideda, jeigu žmogus patiria, kad jis yra mylimas, mylima. Įsivaizduokit, Jėzus, kuris nuveikė neįtikėtiną istorijos perkeitimą, žinot, kokius jis žodžius girdėjo savo ausyse, kas jam šnabždėjo? Iš Evangelijos krikšto scenoj ir atsimainymo scenoj randam tokius žodžius: Tu esi mano mylimasis sūnus, tavim aš gėriuosi. Jūs girdit šitą laiks nuo laiko šnabždėjimą jūsų ausyje? Taip? Sveikinam, bravo! Įsivaizduokit, jeigu jūs šitą supratimą, kad esi mylimas, turėsit, jūs eisit kiaurai sielom per šį gyvenimą. Arba kaip vienas humoristas lietuvių sako, eisit laukais, plevėsuodami plaukais. Žmogus,
kuris priima Dievo meilę, tampa neįveikiamas. Įsivaizduokit, tas mokytojas iš Nazareto, atsivėręs tėvo valiai, jisai tapo tokiu, kuris uždegė visą pasaulį. Šiandien mes po 2000 metų kalbame apie jį, dėl to, kad jis perkeitė mūsų kultūrą, mano istoriją. Jis buvo tas, kuris nuleido dangų į žemę. O vis dėlto tiek nedaug žmonių kartais pasidomi apie Jėzaus parašytą mums laišką. Kažkada vienoje kolegijoje paklausiau studentų, dėmesio, pakelkit rankas, kas vartėte šventąjį raštą. Patikslinau užduotį, vartėte, neskaitėte. Na, čia tai auditorija, atsiprašau, ką jūs čia tokia auditorija. O ten tokia buvo auditorija, iš 100 žmonių 7 nedrąsiai pakėlė, sakydami, man atrodo, mes vartėme. Tai tada jie sako, man tai duokit pavartysim. Sakau, ne, čia yra mano, aš neduosiu, jūs turit savo turėti. Nes čia tokia svarbi knyga, kad jinai turi būti nuosava. Dievo meilė nėra tik tai kalbos, jinai yra patirtis. Noriu pasidalinti vieną istoriją apie vieną kunigą, kuris jau iškeliavęs iš amžinybę, bet mano karto žmonės, kurie studijavo teologiją, turėjo laimę jį girdėti. Jis mums drausdavo kalbėti apie Dievo meilę. Sakydavo, o, kaip čia atrodo. Aš jums draudžiu kalbėti apie Dievo meilę, kadangi jūs nieko apie tai nesuprantat. Jūs, kai sakot Dievo meilė, jūs sakot maždaug bla, bla, bla. O Dievo meilė yra daug daugiau, negu tu ištari šitais žodžiais. Ir žinot ką? Mes vieną kartą jį prirėmėm prie sienos, sakydami dėmesio. Ką tu tokio esi patyręs, kad tu mums draudi apie tai kalbėti? Kokia tavo patirtis? Ir įsivaizduokit, jisai papasakojo mums istoriją apie tai, kaip jis būdamas jaunas kunigas, eidamas per kalnus, mintyse klausinėjo savęs, viešpatie, aš esu kunigas, aš turiu kalbėti apie Dievo meilę. Ir aš nelabai ką suprantu apie tai dėja. Man reikia tavęs patirties. Aš noriu turėti jėgos, aš noriu tave tiesiog patirti taip, kad manyje užsidegtų ugnis, didelė, galinga, kad aš galėčiau liudyti apie tave. Ir visą dieną jis tai praleido, kovodamas savyje su tuo klausimu. Ir štai į vakaro galą jisai užeina į properšą tarp kalnų, kur galvojo atsisėsti ir pailsėti. Ir įsivaizduojat, jisai sėdasi ir mato žemuoges aplink save, tokias kaip pirštas galo. Tada pakelia akis ir supranta, kad tas visas laukas yra pilnas žemuogių, kiek akis užmato. Ir tada jis apsiverkė ir paliko auditoriją. Mes nežinojom, ką daryti. Ar jau čia paskaita baigta, ar dar jisai sugrįš. Jo tokia buvo patirtis galinga apie Dievo meilę, kad sako, aš ne tik tai, kad klaupiausi į tą lauką, aš guliausi į tą lauką. Ir praleidau ten visą naktį. Kai buvau 15 metų, vieną kartą ėjau per laukus, tėvas mane paleido, sakydamas, eik pėsčias namo, kadangi mes tiek automobilį pakrovėm lentų, kad tas žiguliukas tiesiog vilkosi pilvu. Sako, tu pareisi į pavakarę, o mes, jeigu dviese važiuosim, negrįšim. Ir žinot ką? Aš pradėjau eiti, o nuobodu siaubas. Ir štai sugalvau tokį dalyką. Žinai ką,
pasimelsiu savo gyvenimą, maždaug, kad pasisektų. Bet kokią maldą aš čia galėčiau sukalbėti? Sukalbi maldą ir jinai baigėsi, ne? Tai aš tada žinojau ilgiausią maldą, kur yra rožinio malda. Bet sakau, sukalbėsiu ir jinai baigsis. Tai ką aš darysiu? Aš nesukalbėsiu, o sugiedosiu. Tiesiog, kad ilgiau užtruktų, kad daugiau pasimelščiau. Nu ir pradėjau. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Dar kart. Sveika Marija, malonės pilnoji. Ir įsivaizduokit, į trečią paslaptį mane ištiko tokia laimė, kad man pasidarė baisu. Važiuoja stogas, viešpatie, pasigailėk. Vienas laukuose gieda ir dar visas laimingas. Ar visi namie, ponas, jums? Bet jau taip smagu, tokia euforija, tokia laimė, kad aš, žinot, ėjau taus laukais, plaukai plevėsavo ir aš bijojau, kad ta malda baigsis. Buvo taip nuostabu. Meilės patirtis buvo neįtikėtina ir kai tu patiri meilę, tu tampi žmogumi, kuris pradeda dangaus karalystės kelionę jau čia žemėje. Gal pagėdam, pavyzdžiui, Dievas ir meilė? Galėtume? Tiesiog čia ir vietoj. 3:14. Dievas tai meilė, būkime drąsų, meilę gyventi. Dievas tai meilė, nebijokite. Kartojam. Dievas tai būkite drąsūs, meilę gyventi. Dievas tai meilė, nebijokite. Įsivaizduokit, kryžius. Dievas parodė viską, ką galėjo, jis atidavė pats save ir jeigu tik būtum vienintelis šioje planetoje gyventojas, jis atiduotų save už tave. Toksai yra neįtikėtinas Dievo planas, kuris sukūrė mane meiliai, kad aš patirčiau, kas yra Dievas. Antras labai svarbus dalykas, brangieji, yra mums duoti talentai. Ar žinote savo talentus? Dėmesio. Lietuviai labai gerai žino savo trūkumus ir labai puikiai juos išvardina. Kai reikia išvardinti, o ką aš gerai darau, iš karto, žinai, sako, nežinau. Kartais žmonės sakau, žiūrėkit, kaip gražiai jūs dainuojate. Ką čia dainuoju? Kartais truputėlį, bet nieko čia gražaus. Ne? Įsivaizduojat, yra nuodėmė sąraše, kurią aš radau ne lietuviškoj katekizmo knygoj, bet angliškoj. Aš save žeminau. Ar kada nors esate išpažinę tokią nuodėmę? Ne. Tai ačiū Dievui, kad šiandien yra susitaikinimo sakramentas. Viena iš nuodėmių iš tikrųjų neįvertinti savęs, save žeminti ir net pažinti savyje esančių talentų. O Dievas yra tiek daug davęs mums kiekvienam, kad apsimoka atpažinti. Žinot, aš jums paskaitysiu istoriją apie talentus. Turbūt esat girdėję, bet dėmesio dar kartą kartoju. Žinot ką? Kad nepakenktų,
kad neužmirštumėt. Praslinkus nemažą laiko, nutarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs 5 talentus, jis atnešė kitus 5 ir tarė: šeimininkė, davei man 5 talentus, štai aš pelniau kitus 5. Šeimininkas atsakė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Taip pat tas, kuris buvo gavęs 2 talentus, atėjęs pasakė: šeimininkė, davei man 2 talentus, štai aš pelniau kitus 2. Šeimininkas tarė: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs 1 talentą, sakė: šeimininkė, žinojau, kad tu žmogus kietas, pjauni kur nesėjai, renki kur nebarstėjai. Pabijojęs, nuėjau ir paslėpiau savo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo. Šeimininkas atsakė: blogas tarne tinginį. Tu žinojai, kad aš pjaunu kur nesėjau, renku kur nebarščiau. Taigi reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, o sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Taškas. Įsivaizduokit, talentas. Gal ką žinot, kiek eurais yra talentas? Sakai, parduos. 5 talentai yra 3 milijonai eurų. Suskaičiavau prieš 15 minučių, žiūrėdamas į Google LT. Ir įsivaizduojat, tokia didelė dovana simbolizuoja kiekvienam mums duotą dovaną. Mes ją turime leisti apyvartą, nes esame atsakingi už investiciją į savo gyvenimą, į savo artimųjų ir pasaulio gyvenimą. Gražinti šeimininkui su palūkanomis. Įsivaizduokit, jei Jonas Paulius II, kai jis jautė pašaukimą būti kunigu, sakęs: ne, jau ne aš labai atsiprašau. Įsivaizduokit, kaip būtų atrodę pasaulis, kultūra ir netgi mūsų tėvynė Lietuva. Kai jis atvyko į Lenkiją, tik išrinktas popiežium, Krokuvoje susirinko 2 milijonai žmonių. Ir jis meldėsi: ateik šventoji dvasia, atnaujink žemės veidą, šitos žemės veidą. Ir atrodė, sako žmonės, kad tiesiog įsielektrino oras virš galvų. Visi pradėjo ploti, visi pradėjo skanduoti. Nu, jūs šaunuoliai, žinokit, esat. Tokie drąsūs lietuviai. Aš jumyse jaučiu talento jėgą. Jūs pasiruošę nešti šitą tėvynę ant savo pečių? Mūsų tėvynė yra labai jauna, 25 metai jai. Žinot, pasaulio reitinguose kokioj vietoje yra Lietuva pagal ekonominės laisvės rodiklį? Paprastai lietuviai duoda 100 vietą, 80. Aš spaudžiu juos, sakau, galbūt aukščiau. Nu gerai, 38 vieta. Dėmesio, 15 vieta. O tai kalba apie galimybės šitoje tautoje save investuoti, save dovanoti. Todėl apsimoka tėvynę kurti jūsų kartai, kuri yra apdovanota laisvę ir laisvai gali tikėti, išpažinti ir susivienyti. Bandom susivienyti? Dėmesio. Dabar pabandysim pajusti, ką reiškia vienybė, solidarumas, ką reiškia jėga. Šita pusė daro šitai. Prašom. Vienas ačiū,
šitą pusę daro šitaip. Ačiū. Dabar dėmesio, vaizdas į sceną. 3:14. Hei, ar aš rodžiau? Tėvynė reikalauja vadybos. Dar kartą. Kiek laiko praėjo? Iki renginio pabaigos liko 10 minučių. O jau pakalbėjom apie 2 dalykus. Pirmas iš jų. Hei! Suprasti, kad esu mylimas. Antras iš jų. Ekonomika po to. Talentai prieš tai. Nes, žinot, ne tik tai verslas yra talentai. Vakar buvau prisikėlimo bažnyčioje. Ir ką aš matau, atvykęs į mūsų tėvynę Lietuvą, brolis Stan Fortuna. Ar jūs laukiate vakaro? Tas žmogus bus čia. Ir įsivaizduokit, jeigu jis būtų neatsakęs į savo talentą, sakytų, nu, kam čia man reikia groti, nervuotis, mokintis, juk būti talentu nelengva dėl to, kad tu turi dirbti. Žinot, esu akordeonisto Martyno Levickio paklausęs, kiek tu vaikeli groji per dieną, kad tu šitaip groji. Ir įsivaizduokit, jis man atsakė, vidutiniškai 4-5 valandas grojo, be sustojimo. Jis dirba. Stan Fortuna, žmogus, kuris nori iš degančio širdies pasidalinti meilę, jisai daro viską, ką gali. Jis groja, jis pamokslauja, jis važiuoja į tėvynę Lietuvą ir vakar pavėlavo, bet atvažiavo. Ir kai atvažiavo, padainavo dainą apie tai, kad pavėlavo. Bet kūrė dainą čia vietoj. Maždaug ačiū, kad jūs laukėt. Aš pavėlavau, bet Dievas buvo geras, ačiū Jėzau tau. Maždaug tokiam stiliui. Brangieji, jeigu nežinot savo talentų, klauskit savo bendramžių, savo tėvų, savo dvasios tėvų. Nueikit pas kunigą, sakyt, gal tu žinai, kokie mano talentai? Labai gali būti įdomių atsakymų. Apsimoka pabandyti. Aišku, pats didžiausias talentas, brangiai, yra tikėjimas. Tikėjimas, kurį jūs turit kaip dovaną. Ir iš kur aš tą žinau? Jūs esat čia. Bravo. Dar daugiau. Pakelkit rankas, kas esat krikštyti. Wow! Unbelievable! Tiesiog neįtikėtina, kokia jėga gali kanalu eiti Dievo malonė per jūsų gyvenimą. Įsivaizduokit, jūs galite tapti Dievo malonės įsikūnijimu. Jūs galite tapti toks kaip Jėzus šiom dienom, mūsų tėvynei, mūsų aplinkoje. Jėzus tapo dovana, kad aš sektų jį ir tapčiau dovana.
Ar čia taip sudėtinga? Tapt dovana naudojant talentus. Trečias dalykas. Pašaukimas. Ar kada nors esat pagalvoję apie savo pašaukimą? Nepaprasta auditorija. Labai lengva dirbti oratoriams. Jūs kiekvienas iš Dievo esate gavę specialų tik jums duotą pašaukimą. Pašaukimas gali būti labai ypatingas, gali būti labai svarbus ir kiekvienas iš jūsų jam esate Dievo pakviestas. Jūs jį turite atrasti. Pašaukimas yra į šeimos gyvenimą, pašaukimas į pašvestąjį gyvenimą. Kokie šiais metais yra paskelbti vyskupų metai? Pašvestojo gyvenimo metai. Bravo. Ką reiškia pašvestasis gyvenimas, vaikai, dėmesio? Ką reiškia? Matot, kodėl aš turiu čia ateiti ir kalbėti jums? Ką reiškia? Oh no, sorry. Pašvestas gyvenimas yra tas, kuris ypatingai nori save padovanoti Dievui, tampant bendruomenės nariu, vienuoliškos ar kunigystės tarnyboj. Aišku, galim kalbėti ir tai, kad pašvestas gyvenimas yra ir šeimoje, nes tu pašventi ir atiduodi save kitam kaip dovaną. Turiu draugą Luką, kuris turbūt vakare čia atvažiuos. Jis prieš 2 savaitės tapo kunigu. Lukas, kai jam buvo 19 metų, kadangi mes buvom pažįstami, manęs klausė, iš kur žinoti, ar mane Dievas šaukia? Aš jaučiu, kad tarsi mane kalbina, bet iš kur žinoti? Ir aš, būdamas protingas, jam atsakiau, prašyk ženklo. O tada pradėjo eiti laiškai iš jo pusės, maždaug tokie. Ar tai yra ženklas? Jisai valgo Italijoje, tarp kitko, turėjo kelionę. Ką valgo dažniausiai Italijoje žmonės? Kažką tokio, pica, makaronai. Ir įsivaizduokit, jisai vienas sėdėdamas, mato pro šalį einant kunigiškai apsirengusi žmogų. Jisai toliau valgo pizzą, žmogus nuėjo. Toliau žmogus grįžta, įsivaizduokit. Ir grįžęs įkalbina, kas tu toks? Sako, kai aš nuo tavęs nuėjau, mane kažkas grąžino, sakydamas grįžk pas jį. Tai kas tu toks? Aš esu Lukas, aš valgau pizzą, aš gyvenu dabar Romoje ir galvoju apie gyvenimą ir nieko nepasakė apie savo pašaukimą. Tada po 2 dienų jis pakvietė jį į koncertą. Norėtum ateiti į koncertą, sako. Lukas atsako taip. Ir po to prie obelisko susitinka. Lukas jo net pažįsta, nes tas žmogus stovi raudonais rūbais. O kas gali stovėti raudonais rūbais tokiais ilgais? Kardinolas, įsivaizduojat, šventos bažnyčios kardinolas. Sako, Lukai, nebijok, viskas bus gerai, tu būsi koncerte. Ir sako, mane pasodina eilėje, kur 1, 2, 3 ir 4 žmogus sėdi, žinot kas? Jonas Paulius II. Lukas man rašo, ką daryt, ar tai ženklas? Sakau, Lukai, aš nežinau, ar tai ženklas, bet man toks jausmas, kad čia yra daugoka.
Tada aš su juo kitą kartą einu, jau ir pats atvykęs į Romą, aplankyti tokią žvaigždę, kuriam taip gerai sekasi. Ir įsivaizduojat, meldžiamės Petro bazilikoje, žiūrėdami į šventąją dvasią, kuri ten yra vitraže. Aš meldžiuosi už jį, jis meldžiasi už save, yra įtampa. Ir žinot ką? Išeinam iš Petro bazilikos ir jisai randa, tūkstančiai žmonių eina, o jisai randa numestą ant žemės va šitą dalyką. Pakelia, sako, kas čia. Sakau, žinai ką, šitas daiktas man matytas. Jisai naudojamas čia. Ką tu manai, ką tai galėtų reikšti? O aš jam atsakau, Lukai, manau, tai daugoka. Iš tikrųjų, Dievas yra toks ypatingas ir švelnus, kad jis kalba švelniai, bet žinot, kam kalba? Tie, kurie užklausia Dievo, kurie sako, Viešpatie, padėk man suprasti, kam aš esu pašauktas. Ar jūs meldžiatės už savo būsimą sutuoktinį ar sutuoktinę? Pakelkit rankas. Hei, neblogai, aš jūs raginu, apsimoka pasimelsti, nes tai bus jūsų žmogus, kurį galima įvardinti tiesiog antrą mano aš pusę. Tai yra tas žmogus, kuriam save atiduosiu. Įsivaizduokit, kad taip yra svarbu. Ar neapsimoka į šitą uždavinį pakviesti ir Dievą, ir jo pagalbą? Ar jis ne Dievas? Ar jis negali padėti? Mes kiekvienas, brangieji, jeigu atsiveriam jo maloniai, galime sulaukti nepaprasto lobio, kuris padovanojamas už dyką. Dievas dovanoja dalykus už dyką, bet kaina yra ant kelių malda ir atsiverimas. Ar jūs meldžiatės kada nors ryte, vakare? Nu, žinotumėte, aš norėčiau tokio. Taip! Aš meldžiu! Bravo! Jūs esat ryšyje. Daug žmonių gyvena be ryšio. Jie išjungia savo mobilų telefoną, jeigu taip sakytume, ir jie gyvena taip, tarsi Dievas neegzistuotų. Jie save skriaudžia, nes Dievas save rodo per pasaulio grožį, per nepaprastą, tiesningą, gražų šitą kosminį pasaulį ir sukūręs mus. Todėl atsiverti maldoje yra labai svarbu. Dar daugiau atsiverti sakramentams juos priemant, ateiti į švenčiausio sakramento adoraciją, tol, kol toj saulėje pabuvęs aš jaučiuosi tarsi įdegęs. Jūs buvote kada nors nudegę saulėje? Tai va tas atsitinka panašiai pabuvus maldoje prie švenčiausio sakramento, žmogus įdega. Žinot kuo? Įsimylėjimu. Jis įsimyli Dievą ir įsimyli kitus žmonės, jisai tampa meilės įsikūnimu. Brangieji, mes esame čia, kad sustiprintume savo tikėjimą, kad pajustume bendrystę ir kad žinotume, kur yra mūsų lobis, kuris susideda iš 3 dalių. Pirmoji – bravo meilė. Antroji – trečioji – pašaukimas. Dėmesio. Jeigu atkreipsi dėmesį į šitus dalykus, jūs atrasit lobį jaunystėje, kuris jūs neš per visą gyvenimą ir jūs patirsite dangų, be prasidedantį jau šioje žemėje. Įsivaizduokit, koks projektas
jums kiekvienam skirtas. Ten, kur jūsų lobis, ten jūsų širdis. Navigacijos sistema. Navigacijos sistema GPS, Global Positioning System. Jeigu nustatyta Dievui, tai nežiūrint kokiu keliu keliausiu, mane ta sistema grąžins į gerą kelią. Ta sistema yra Dievo tauta bažnyčia. O dabar sukalbėkim drauge Sveika Marija, pavesdami savo gyvenimą į Viešpaties rankas. 3:14. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Palaimina jūs visagalės Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Eikite ramybėje su džiaugsmu į dieną Lietuvos jaunimo dienos 2015. Ačiū! Ačiū, Jo ekscelencijai vyskupui Kęstučiui